Sveiki, tai šiandien noriu parodyti, kaip naudotis verslo biudžeto sistema. Matote atidarytą Excelį. Tai pirmiausia, kai jūs gaunate skaitmeninius dokumentus, juos raginu išsisaugoti į savo kompiuterį ir pasidaryti ekstra kopiją. Tai reiškia, vieną jūs išsisaugot kaip failą tiesiog, o su kitu darbuojatės, nes visada gali prireikti tiesiog grįžti ir pasižiūrėti, kaip buvo, galbūt kokią formulę ištrinsit. Taigi, tai kai jūs atsidarot, pirmiausia, paskaitykite čia, nuo ko pradėti. Esu surašiusi net 3 žingsnius ir ką langeliai reiškia. Tai čia toks pasiskaitimas be instrukcijų vien. Tai rekomenduoju ir instrukcijas perskaityti, ir va šitą dalį. Tada pirmas langas, ką jūs turit padaryti, tai nueiti į nustatymus. Čia va pačioj spaudžiat nustatymai. Ir pirmas dalykas yra metai. Jeigu jūs pradedate vesti duomenis nuo šių metų, viskas tvarko, jau yra surašyti metai. Jeigu taip atsitinka, kad jūs pradedate vesti duomenis nuo praeitų metų, norite tiesiog matyti, kas įvyko praeitais metais, nes jau turėsit vienų metų duomenis ir bus įdomiau ir lengviau palyginti, kas buvo praeitais metais ir šiais. Šiaip visada raginu susivesti ir praeitų metų duomenis, tai yra, gana informatyvu. Tai jeigu taip sugalvojate, tada čia turite perrašyti metus. Matot, perrašot čia ir pasikeičia čia, taip pat pasikeis ir kituose languose. Čia perrašytumėte į 26, čia į 27, 28 ir 29. Tai žiūrėkit, dabar aš įeisiu į 20, matot, čia jau 25 metai. Bet šitą vietą jums reikės pasikeisti rankiniu būdu. Deja, kad kitaip negalima. Tai tokiu atveju tada paspaudžiate čia 2 kartus arba paspaudžiate rename ir įsivedat tuos naujus metus. Toliau nustatymuose. Kai susivedat metus, nusistatot, nuo kada jūs pradedat. Vėlgi priminsiu dar kartą, kad nuo 25 metų būtų labai gerai turėti vienus metus atgal, bet jeigu turite tik šiuos, viskas tvarkoja, užtenka tik šių metų, tada jums nieko keisti nereikia. Tada sekantis dalykas, ką jūs turite įrašyti, tai pajamų kategorijas. Tarkime, kad jūs turite elektroninę parduotuvę ir dar kažkiek teikite paslaugų. Tai ir įrašykite L parduotuvės pajamos, paslaugų pajamos ir galbūt dar kažkokios pajamos. Nerekomenduoju turėti daugiau negu 3 kategorijas pajamų. Kodėl? Nes paskui labai sunku yra tą analizuoti. Tai jeigu norite išsamesnės pajamų analizės, aš rekomenduoju pardavimo analizę, kuri yra pelningos kainos sistema produkte. Tai čia galite tiesiog įrašyti L parduotuvė ir pavadinimai automatiškai pasikeičia visur. Matot? Pasikeitė ir čia. Tai įsirašykit, kokie yra pas jūs. Jeigu taip yra, kad jūs turite tik tais vieną pajamų kategoriją, ištrinkite kitas ir viskas. Kai atsiras kita, ateisit čia ir įrašysit paslaugos. Ir viskas. Tai yra paprasta. Toliau išlaidos. Su išlaidom gali būti truputį įdomiau, nes išlaidų kategorijų dažniausiai žmonės pasidaro labai daug. Jeigu jūs esate tik verslo pradžioje ir tų išlaidų kategorijų nėra daug, galite pasidaryti tiek, kiek jums reikia. Šitos kategorijos yra suvestos tik kaip orientacija, kokios gali būti, kad jums būtų lengviau išsigryninti savasias. Nereiškia, kad jūs visas turite turėti arba vesti tiesiog kaip yra. Jeigu jūs teikiate paslaugas, jūs nei žaliavų, nei medžiagų nepirksit, bet jūs patirsite programėlių kažkokios išlaidas. Tai šias išlaidas įsirašot pagal tai, kokias jūs jas turit. Gal netgi jums pusę jų reikės ištrinti ir nieko tokio. Tada, čia kur išlaidos, jūs ir matysite tik tais tiek, kiek jūs jų turit. Tai kitas žingsnis yra persivadinti išlaidų kategorijas. Dar vienas dalykas. Jeigu taip atsitiktų, kad kol kas užtenka jums, tarkim, 10, bet už metų jums reikės visų 20, nes tai yra 20 čia kategorijų, tai tada jau ieškokit, kaip jas apjungti. Kodėl yra tik 20? Todėl, kad jeigu bus per daug, bus žymiai sunkiau
analizuoti ir matyti, kur didžiąją dalį sudaro pinigai. Kitas žingsnis yra nustatyti limitus. Kam yra skirti tie limitai? Jie yra skirti, kad pradėtumėte vykdyti savo versle išlaidų kontrolę. Tai reiškia, čia įsivedat limitą, pavyzdžiui, dabar galvoju, kam savininko atlyginimui, va, savo susigalvoti susimokėti 1000 eurų. Dar čia, kur yra jau metai, ar ne, savininko atlyginimas, va. Čia atsiranda tas limitas, kurį jūs įrašėte. Ir jūs galite matyti, kad tas limitas jau pradeda viršyti. Jūsų faktinis limitas yra jau viršytas. Tai reiškia, kad išsimokat daugiau, negu kad jūs esat nusistatę. Savaime aišku, kad kaip savo išsimokat, gal nėra tai blogai, bet žiūrėti, kur, pavyzdžiui, už komunalinės paslaugas gal galima mokėti mažiau. Tai va čia yra persiveda tie limitai ir vidurkis tampa raudonas, kai limitas yra viršytas. Kaip nustatyti limitą? Aš rekomenduoju pažiūrėti, kiek vidutiniškai jūs išleidžiat būtent tam tikrai išlaidų kategorijai. Gal netgi pirmesnis žingsnis galėtų būti, kai jūs susivedat duomenis savo praeitų mėnesių, praeitų laikotarpių ir tada žiūrite, koks yra vidurkis ir pagal tai nusistatote. Jeigu, pavyzdžiui, už komunalinius susimokat vidutiniškai 45 eurus per mėnesį, tai gal jūs galite nustatyti 40 eurų limitą ir pasistengti mažinti tą sumą, mažiau vartojant, mažiau sunaudojant. Na, irgi priklauso nuo kategorijos. Tai tam yra skirta šita vieta. Trečias dalykas, ką jums reikėtų irgi nustatyti, yra pelno skirstimas. Aš labai rekomenduoju dviem sritim atsidėti pelno, tai rezervui ir investicijoms, nuo skolų administravime tik tada, jeigu jūs turite paskolų. Tai jūs nustatote procentą pagal tai, kas jums yra, kas jūsų verslui yra reikalingiausia ir tinkamiausia. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs paskolų neturit, rašot 0, o jeigu norit rezervui ir investicijom daugiau skirti, tarkim, po 50%, matot, žiūrėkit, 5,0 įrašau ir pasidaro. Svarbiausia atkreipti dėmesį, kad čia atsirastų 50, nes jeigu čia bus 110, tai bus jau nesąmonė. Tai turėkite omeny, kad čia turi būti 50, tai yra 100%. Lygiai tą patį darysit ir pasibaigus metams, prieš kitus metus vėlgi nusistatysit iš naujo limitus ir iš naujo nusistatysite pelno valdymo schemą. Tai tiek apie nustatymus, o daugiau sekančiame įraše.